Extra beats. Naujiena iš Froš. Dabar Froš naudoja dar daugiau natūralių veikliųjų medžiagų, užaugintų Europos ūkiuose, kurios veiksmingai padeda valyti. Pavyzdžiui, rapsai. Namai spindi švara ir maloniai kvepia. Froš – natūrali švara, padedanti gerai jaustis. Labadiena. Labadiena. Šiandien mes svečiuojamės INIT televizijos direktorės Ramutės Mačikėnienės namuose. Ir gaminsime tortą. Taip, gaminsime tortą. Na. Prašom, užeiti. Labadiena. Džiugu, kad netuščiomis. Taip, Gėlės į jūsų daržą. taip, mes netuščiom. Noriu įteikti jūsų daržą gėlytę, Ačiū labai. kad žydėtų. Visada. Dėkui. Na štai, mėlėjai, tai dar kartelį sveiki. Sveiki. Mes Ramutės virtuvėje ir šiandieną, Ramutė, vis tiek artėja, kaip ten bebūtų, poryt bus mamos diena. Tai visų pirma, tai abidvi sveikinu kaip mamas su artėjančia mamos diena. Dėkui. O na, visas mūsų žiūrovės taip pat mes sveikiname. Sveikiname, nes visi turi mamas. Taip. Ir na, norėčiau pakviesti visus vaikus, kurie turi mamas, kurie sveikina savo mamas, irgi pasiruošti ir kažką tai padaryti mamoms, palepinti jas, nustebinti. Ir tokia proga kaip tik šiandieną ir yra, kai mes pasiūlysim jums pagaminti ir nustebinti tokiu tikrai senu, turbūt greičiausiai tai yra maždaug XIX amžiaus pabaigos receptas, tai yra manų kruopų tortelis. Būtent vadinasi tortelis, ne tortas. Tortelis. Ir Ar teko girdėti? Pirmą kartą. Pirmą kartą. Mums taip pat pirmą kartą teko girdėti ir ragauti šitą tortelį. Ir jam reikės, kaip visada, torto gamybai kiaušinių, obuolių, beje, taip pat, nežiūrint, kad tai yra manų kruopų, bet su obuoliais tai yra, manų kruopų, pieno, cukraus, vanilinio cukraus, kepimo miltelių, šiek tiek sviesto. Razinų, būtinai razinų, na ir miltų. Į šio tortelio sudėtį kaip tik įeis manų košė. Reikia ją išvirti. Iki galo išvirti reikia šitą košę. Taip. Kad jinai tik tai nebūtų per tiršta, kad ją galima būtų įpilti tiesiog. Na, tokios tirštos, grietinės konsistencijos, kad jinai būtų. Taip. Prieš tai dar užplikyti reikia razinas su karštu vandeniu, kad brinktų. Taip, razinas su karštu vandeniu plikoma. Ir čia, kol kaip tik ta manų košė virs, pilnai užteks razinoms to laiko, kad jos išpamtų, išbrinktų. Tik tai po to vėl reikės nupilti vandenį. O Indre, kiek maždaug reikia manų kruopų šiai porcijai? Pusę puodelio stiklinės. Pusę puodelio arba stiklinės ir pusantro stiklinės pieno. Tai parašyta tiek, bet taip įsivaizduoju, kad turbūt visgi reikėtų daugiau jo. Mūsų mano košė išvirė. Jinai turi būt tokia. Ramute, tai šiaip ar teko kepti biskvitus? Tai buvo ypač Aš mano kruopos išvyriau. prieš kokius 20 metų, kai parduotuvėse nebuvo galima nusipirkti.
Mes tikrai labai kepdavom ir krakmoko mes ten negudraudavom. Žinoma, tai yra pakankamai atsakingas kepimas. Nu, ne visada jisai pavykdavo, bet biskvitinė obuolių pyragai labai skanu. Tai be galo skanusi. Na štai, tai mes šiandieną kaip tik pasiruošim tą tešlą. Tam reikia dabar atskirai išplakti ir baltymus, ir trynius, kad jie būtų purus. Razinas reikia nusausinti. Mūsų cukraus kiekį mes dalinsime į dvi dalis, kad būtų ir tryniams, ir baltymams pakaktų. Taip pat turime ir vanilinio cukraus, tai mums jo pakaks užtektinai. Ir štai šiame dubenyje mes išplaksim baltymus, į kurį paskui mes maišysime, dėsime ir miltus, ir trynius suplaktus, ir šiame dubenyje viską mes maišysim. Tai, dar kol kas obuoliai yra pjaustomi, jeigu galima, aš tada pradėsiu baltymus plakti. Pademonstruoti. O šeškinį su sviestu? Su sviestu tai forma. Šiek tiek reikėtų ir visada kepamus druskos, mažiuką žiupsnelį. Skonio kontrastui pabrėžti, ar ne? Kad būtų skonis netgi sustiprinamas. Druska reikalinga ir šiaip kepiniams visą laiką šiek tiek žiupsnytas druskos padeda kepiniams geriau ir iškepti, ir skonis visiškai kitas. Namute, bet ne vien patigi virtuvėje sukiesi. Vyras taip pat, Alis, čia... Visada mielai talkina. Ir mielai talkina, bet netgi jisai šeimininkauja, ne tik, kad taip, jis labai gerai išmoko kepti keptuvėje, vis kepsnius. O taip. Tai geriau už mane, nesudegina ir turi kantrybės išlaukti. Aš kartais ne visada išlaukiu. Aš verčiu nepakankamai apkepusį žodžiu. Žodžiu, kepimas yra vyriškas susėmimas. Daugiau reikia, taip. O kaip vaikai, ar jie, moka gaminti? Moka. Vaikai iš tiesų tiek sūnus mėgsta gaminti ir tokius gurmaniškus patiekalus. Ir džiaugiuosi, kad vyriausias anūkas Rokas taip pat mėgsta gaminti ir puikiausiai savo ir savo broliam pagamina. Tai čia močiutės įtaka, aš manau. Gal, taip, ko gero taip. Bet ir Martė mėgsta. Irgi mėgsta gurmanišką maistą ir tradicija yra gaminti va čia ir dabar, ir suvalgyti čia ir dabar. Taip, labai gerai. Ne, žodžiu, senų šildyto maisto čia labai retai. Taip, tai dabar kol Indrė karamelizuoja obuolius, razinas mes supilame į malūnkarštę. Ir taip pat mums reikia dabar išplakti gerai trynius. Su mildais, be? Kol kas ne, vien tik tai cukrus, karamelizuotas cukrus ir cedra citrinos. Tai ką? Žievelė. Taip, žievelė. Mes dabar išplaksim gerai, iki purumo, iki baltumo. O į mano košę dėjo cukraus. Skaninos ko nors? Ne. Razinos duos visą skonį. Taip, razinos duos saldumą šiek tiek, o kadangi cukrus ir visoje tešloje bus, viskas pasiskirstys labai gražiai ir tikrai turėtų pakakti. Nes šiaip mes niekada nemėgstame, kad būtų pyragai labai saldūs. Puiku. Iš tiesų dabar visi stengiasi naudoti cukraus mažiau. Ir tas skonis automatiškai priima tą mažesnį. Tie senoviškis labai saldus pyragai tapo nebeskanūs. Nes jie, gal anksčiau, aš nežinau, kadangi tie pyragai dažniau, tai yra rečiau buvo kepami, tai norėdavosi saldumo kažkokio. Dabar, kai tų pyragų gali kiekvieną dieną, pavalgyti, jeigu neišsikept, tai bent jau nusipirkt,
Matomai, to saldumo jau per daug darosi. Matomai, kad pagaliau mes vaisių kiek turim visokių. Ir vaisių atsirado žymiai daugiau. Nors, kaip kalbama, kad vis tik tai tų vaisių, kurie yra nebūdingi mūsų geografiniai zonai, reikėtų naudoti kuo mažiau. Reikėtų valgyti vis tik tai sezoniškai. Tai, kas auga Lietuvoje, tai yra obuoliai, kriaušės, slyvos, vyšnios. Ir tas laikotarpis, kai jos užauga, kaip tik mums ateina metas, kai mums reikia, trūksta tų vitaminų, tai geriausiai jas ir valgyti. Nes tūkstančius metų lietuviai gyveno čia, tikrai jie niekada nevalgė citrusinių vaisių, nevalgė bananų. Ir, na, kartais pasireiškia tikrai nelabai geri požymiai. Nu be abejo, jie labai svorį prieaugino. Va, kas yra natūralu? Natūralu yra pavasaris, yra pienės, yra vitaminų šaltinis. Ir mes... Aš galvoju, kad tik pienių vynas labai skanus. Tai šiandien mes valgysime ne vien tik tai pienės, bet ir kavą. Jeigu pienių vynas yra skanus, tai ir tas produktas, iš kurio jis daromas, turėtų būti labai skanu. Taip. Nu, aš kažkaip nedrįsčiau suvalgyti tą galvutę. O gal vis tik tai ryžtamės šiandieną? Nu, ką, padarom sezono pradžią. Padarom. Prašau. Ačiū labai. Štai. Nekarti, aš galvoju, kad pienė bus karti. Ne, nekarti. Jau prasidėjo pienės ir kaip tik jau galima dabar rinkties. Skanu. Valgyti, bet, kaip Indrė ir sakė, nederėtų daugiau suvalgyti į dieną kaip 3-4 žiedų. Visko, ko per daug ir visada nesveika. Aš tai girdėjau, kad pienės gerai dalyvauja kepenų procesuose. Taip. Naujiena iš Froš. Dabar Froš naudoja dar daugiau natūralių veikliųjų medžiagų, užaugintų Europos ūkiuose, kurios veiksmingai padeda valyti. Pavyzdžiui, rapsai. Namai spindi švara ir maloniai kvepia. Froš – natūrali švara, padedanti gerai jaustis. Mes jau išsiplakėm ir baltymus, ir trynius. Ir dabar į didesnį dubenį susipilam visus trynius. Taip gražiai atrodo ta masė, kad net gaila pilt miltų čia. Taip, ir tokia skanė, ne? Na, lyštelėjau, ką nematant. Tai vaikystę visi prisimena. Taip, kaip iš mamos tešlą ragaudavo. Taip. Ir kai duodavo išlaižyti visus dubenis. Oi, kai gamindavo. Taip, sėdėdavo ir dabar štai mes paimam pusę baltymų ir sumaišome su tryniais. Oho, to baltymai nors kaili pjau. Sumaišome su šluotele, švelniai su tryniais. Taip pat jau dabar bersime, stop minutėlę, dar į miltus mes turime įdėti kepimo miltelių. Taip. Ir truputėlį taip pamaišom ir dabar palengva pilame į masę. Štai kokia tešla po truputėlį gaunasi, matosi. Taip. Sudedame likusią dalį baltymų ir labai švelniai išmaišome. Baltymai dėja mėgsta švelnumą. Taip. Kai jau išplakti. Pusę reikėjo tik įdėti, ne baltymų? Taip. Pusę, dabar likusią pusę. Likusią pusę ir švelniai su šluotele, jų nesuardydami, mes išmaišome. Štai. Nu tai jie labai turėtų iškelti pyragą, taip gerai išplakti, ar ne? Taip, turėtų, matysim, kaip pyragas pakils. Bet štai. Ir tešla labai gražiai didėja. Taip. Štai taip. Štai tokia graži tešla. Visos mūsų sudėtinės pyrago dalys jau paruoštos. Ir dabar pirmąjį sluoksnį mes padaliname manų košę per pusę ir darome pirmąjį sluoksnį. Taip, ant kurio reikės uždėti obuolių pusę. Taip, štai. Ir taip gražiai reikia tolygiai išvedžioti, kad gautųsi sluoksnelis. Ir dabar taip pat pusę karamelizuotų obuolių mes suberėme ant manų košės.
su rozinomis. Turėtų būti labai geras derinys. Derinys iš tikrųjų labai puikus yra. Taip. Dabar ką? Ir Cinamono. dabar būtinai reikia užbarstyti cinamoną, nes obuoliai taip mėgsta cinamoną. Ir mano košė. Ir mano košė beje taip pat. Taip. Ir skonis būna nepaprastai malonus. Taip. Ir dabar dedame... Cinamono žavesys pakvipo. Visada dedasi. Taip, dabar dedame sluoksnį tešlos. Tai lygiai padaliname per pusę ir gražiai užklojame. Ir negalima greitai, reikia lėtai. Lėtai pakloti. Taip, paklojam. Švelniai. Na taip, čia tiek to baltymo pridėta, kad čia gavosi kaip kalnų viršukalniai pyrago tešla su baltais debesėliais. Taip. Jau čia turbūt pusė bus, ar ne? Panašu. Panašu į pusę. Štai išvedžiojam gražiai. Tai dabar kaip tik ir nešam į orkaitę ir kepsim. Mes čia turim štai susišaldę juodųjų serbentų, užpylėm cukrumi, atšilo jie ir dabar mes su blenderiu juos gražiai padarysime tyrelę. Pasiruošim, kad kai pyragas mūsų iškeps, kad mes turėtume kuo gražiai užsipilti, kad pajustume tokį vasarišką skonį. Serbentų ir pienių. Taip. Žodžiu, pavasario ir vasaros Derinys. Derinys. Taip. serbentai visada labai praturtina skonį, bet Taip. kokio patiekalo. Na štai, gavome tokią tyrelę, kurią mes ir panaudosime. Atrodo labai skaniai. Ir dar vieną, na, tokį labai skanų dalyką mes pasiūlysime pasigaminti ir visiems jums. Tai yra meškinio česnako sviestas. O meškinį česnaką turbūt visi gerai žinot. O kas nežinot, na tai parodysim, kaip atrodo lapeliai. Paragaukit skonį. Man jis labai skanus. Taip, iš tikrųjų, ryškus česnako skonis, tačiau jis neturi tokio poveikio skrandžiui kaip šakninis česnakas. Jis neagresyvus. Taip, jis tikrai nedirgina skrandžio, bet labai malonus yra. Ir šiuo metu tai yra pati geriausia irgi viena iš geriausių galbūt daržovių, kurias mes galime naudoti pavasarį, kai trūksta vitaminų, kai imunitetas yra šiek tiek nusilpęs. Pirmiausia, mes turėtume su blenderiu susismulkinti meškinio česnako lapus, truputėlį reikia užbarstyti druskos ir smulkiname iki visiškos masės sutrynimo ir tada dėsime sviestą ir su sviestu bus irgi vientisa masė. Tie, kurie netoleruoja, kaip aš jau minėjau, česnako, kuriems skrandis trupučiuką streikuoja, šitie meškinio česnako lapai tikrai neturėtų pakenkti, pažeisti skrandžio. Ir nebent, kaip tu sakai, jeigu nemėgsta vampyrai, ar ne? Taip. Kurie turi vampyrišką. Kas nevalgo česnako, žinau, kad jie yra kažkokie keisti. O šitą užtepėlę tiktų su lašiša? Tiktų. Taip? Čia į tą sviestą galite dar įdėti dar ir krapo, ir petražolės galite įdėti, ir gašvos galite įdėti. Bet aš būčiau linkęs manyti, kad pirmiausia, tai reikėtų paragauti grinai, Grinai, su jo. meškinio O po tai česnako jau dėti, lapais. ką mėgstate. Labai graži spalva išėjo. Taip. Taip. Galima pasigaminti ir pesto padažą būtent iš česnako, šito miškinio su alyvuogių aliejum. Štai mūsų
manų. Nu, iškilo puikiai. Tortelis jau iškepė, tikrai nuostabiai atrodo. Belieka tik tai jį papuošti ir kaip mes ir sakėm, puošime pienėmis. Ramute, mes dar norėtume pavaišinti štai, ar žinai, kas čia yra? Nu, sunku įtarti. Gal aviečių kokie? Ne. Tai yra Va, kas čia yra? pienių šaknis. pienių šaknis džiovintos. Kaip įdomu. Ir mes prie mūsų pyrago gersime pienių kavą. Kurie labai tonizuoja ir labai skiriasi nuo kavos poveikio, bet atlieka tą pačią funkciją. Žodžiu, žvalina. Taip, žvalina. Ir žinoma, mikroelementų galima šaknis iškasti ir anksti pavasarį, kada žydė pienės, ir rudenį, 2 kartus. Nu, toks kvapas neprimena žiedų kvapo. Ne, visiškai. Čia jau yra šaknų, taip, Šaknų. skirtingas. Bet aš manau, kad prie mūsų pyrago tikrai labai tiks šitą kavą. Aš norėjau, paklausti be aistros televizijai. Beje, kiek metų jau vadovauji INIT televizijai? 23. 23 metus. O, tai tikrai ilgas laiko tarpas, ko gero, nuo pat įsikūrimo. Taip. Taip jau sutapo gyvenime, kad teko kurti tą kanalą nuo pirmos laidos. Taip, ir mums teko irgi kartu bendrauti. Ruošiant vaikams laidą, Taip, ruošiant vaikams suvarsiuoju laidas, bet aš automobiliu. norėjau pasakyti, kad dar ir anksčiau teko mums bendrauti, kai gyvavo tokia Kaunas Plus televizija. Taip, Ir prisimenam. mūsų santykiai abiejų televizijų, INITO ir Kaunas Plus, tada buvo mūsų pirmoji pažintis, tai irgi, aš manau, kažkur apie prieš 20 metų. Tai įvyko. Daugiau. Taip. 92. Taip. Na ir kaip ta televizija? Iš tikrųjų, ar Įtraukė, kiek metų laiko įtraukė. Iš tiesų įtraukia. Iš tiesų darbas įdomus tuo, kad niekada neleidžia tau užmigti. Tu visada vis tiek turi eiti didesniais ar mažesniais žingsniais, bet tu visada eini į priekį. Ir tai tavo gyvenimą daro gana įdomų. Besikeičiantį, ieškantį tokį. Ir kūrybinis tai darbas yra. Be abejonės, ir darbas su kūrybiniais žmonėmis, ir sakykime, ir kūrybinių, ir kūrybiniai projektai yra įgyvendinami. Vis tiek neapsiribojam vien tik tai vaidybinių filmų pirkimu. Beje, reikia pripažinti, kad INITO televizijos filmai, kurie yra rodomi per INIT televiziją, mano akimis žiūrint, yra patys geriausi iš visų televizijų, kurios perka, tokius dažnai būna, kurie labai pigus serialai, pigus filmai. Kur neįdomu žiūrėti, tiesiog, neįdomu. Mes daugiau perkam tokio klasikinio kino. Taip, bet norėjau sakyti, klasikinio Ir prancūzų labai daug. truputį mažiau perkame tokio aštraus siužeto filmų. Kovinių tų filmų. Nes jų iš tiesų yra didesnis pasirinkimas kituose kanaluose. Labai žiaurumą skatinantis. Netgi perteklius jų yra. Va, ir atrenkant pagal tokius kriterijus mums kažkaip tai sekasi. Pagaliau mes orientuojamės į europinį kiną daugiau negu kad į kitų šalių kiną. Bet to mes ir serialus, jeigu irgi perkame iš Europos. Žinoma, jie ženkliai brangesni negu Azijos arba Latino Amerikos. Bet verti mūsų žiūrovų. Taip. Aš tikrai pasakyčiau, kad didesnė dalis šių filmų yra verti snobo kino rubrikos. Be abejo. Ačiū už Be abejo, tikrai pastebėjimus. Be abejonės. Kai žiūrovai grįžta, abonentai grįžta atgal į mūsų šeimą ir sako, žinot, pasiilgom INITO kanalo. Tai pati didžiausia dovana yra vadovų. Taip, iš tiesų. Na, o tada vėlgi grįžtant prie pirmojo klausimo, kokia dar aistra be televizijos? Aišku, išliko aistra muzikai. Visada labai mėgstu lankytis koncertuose, žodžiu, spektakliuose.
Muzikluose, nu dar yra aistra ir pramoginiam šokiam. Pramoginiam šokiams. Tik tai vat, kažkaip su metais jau tos energijos nėra tiek, kiek jos dar norėtųsi. Siela tai dar norėtų daugiau, bet žodžiu, bet vat... Aš manau, Ramūnė, bet aš manau, jeigu pienė, tai vamisti pavasarį, vaistažolėm visokiom, tos ir energijos, manau. Nu, dėkui, pabandysiu. Mes savo laidos pabaigoje visą laiką dar pasikalbam ir apie afrodiziakus. Afrodiziakus iš maisto, iš produktų, kurie naudojami gaminant maistus. Ar žinai? Na, jeigu mano tik tai žinoma žinios teisingos, tai aš labai vertinu krevetės. Ir salotos, ir vienos, ir troškiniai, ir su makaronais. Nu, o vasarą, tai aišku, braškės, žemuogės nepamainomi mūsų afrodiziakai. Mūsų lietuviški afrodiziakai, bet taip visiškai teisingai krevetės išties turi šitą poveikį ir gana stiprų, to labiau, kad daug baltymų labai juose yra. Taip kad, na, bet geras pastebėjimas, kad reikia naudoti, ko gero, savus afrodiziakus augančius Lietuvoje ir ta pati pienė, ko gero, niekiek nenusileidžia ir pienių kava nenusileidžia bet kokiems afrodiziakams. Nu, tai džiugi žinia, kad mes tiek daug visko turim. Nu, apie pienę tai iš tiesų labai atrandam visi. Ir pienių vynas labai skanus, ir pienių sirupas naudoti desertams paįvairinti. Ir pienių gira, vat. Ir salotos. Ir salotos, ir... Nu, aš manau, manau... reikia išnaudoti, kas yra šiuo metu. Taip, iš tikrųjų, tai yra pats laikas dabar išeiti į miškus, į laukus ir prisirinkti šitų gėrybių, kurios auga Lietuvoje. Nieko nekainuoja. Nieko nekainuoja ir dar maža to, labai puikiai praleisite laiką. Būtent, nes mes visada, kaip išeiname į mišką, mes mėgaujamės mišku, mes kvėpuojame to oro, girdime paukščius. Beje, miškas ir grybavimas irgi yra viena mano stiprybių atstatymo. Viena iš aistrų taip pat, ar ne? Grįžkime į miškus. Grįžkime į gamtą tiesiog. Na, o čia Indrė užpylė šiek tiek ant mūsų pyrago mūsų pagamintos juodųjų serbentų tyrės, iššaldytų juodųjų serbentų. Aš manau, kad ragaukime ir mėgaukimės mūsų iškeptų pyragų. Dėkui. Puikus derinys. Puikus. Brangieji, siūlome ir jums pasigaminti šį tikrai puikų pyragą. Visas mamas sveikiname su artėjančia mamos diena ir sakome visiems iki. Naujiena iš Froš. Dabar Froš naudoja dar daugiau natūralių veikliųjų medžiagų, užaugintų Europos ūkiuose, kurios veiksmingai padeda valyti. Pavyzdžiui, rapsai. Namai spindi švara ir maloniai kvepia. Froš – natūrali švara, padedanti gerai jaustis. Ramute, labai dėkojame už galimybę tavo virtuvėje iškepti šį puikų pyragą. Na, o laidos draugas Froš, kurie gamina ekologišką buitinę chemiją, dovanoja tau štai šį valiklį virtuviai su soda. Dėkui, kaip tik pavasaris verta pasivalyti.